Šiandien tikslas pavažiuoti truputį ir pasižiūrėti kaip kameras. Kaip ir jau sakiau, užilgai išvažiuoju. Vis vieną savo išsvajoninių kelionių išsvajoti. Bus Venga 24 valandas. Bus vlogų, bus visokių įdomybių, bus nuotykis. Taip kad būtų prisijungę. Tikrai man tai tikrai bus įdomu. Tikiuosi, kad ir visiems bus įdomu pažiūrėti, kaip čia vyksta viskas. Šviesą lyg išjungiu. Все, iki.
Nu ką, nulinu visus. Tripus. Ir viskas, kelionė prasidėjo. Ai, tas pasiruošimas tai durniausias, galiu pasakyti, toksai. Kažką darai, neši, kaip bitė tokia, kai jautiesi medų beneždamas. Kažką išėmi, įdedi. Žodžiu, pagaliau pajudėjau iš namų. Laukia nei daug, nei mažai matosi. Ant navigacijos 1700 kem 5 kilometrai buvo. Rūbų prisėmiau bele kiek, nes dabar žiūrėjau, tai ten visą savaitę 15, 16, 17 laipsnių ir lietus dar karts nuo karto. Žodžiu, tai paskutiniu momentu palikau visą viryklę savo, kėdutę. Kažkaip pagalvojau, tai dėl viryklės dujas reikimti, dėl porą tų kavos atsigarimų kažkur tais pakeliui. Nakvojant, tai nežinau, jaučiu, kad nuvažiuosi kolonėlę ir atsigeris tos kavos šiaip. Ne tokia, aišku, gera, bet bus gerai. Vakar dar pratestavau žvaigždutę. Tai realiai dabar viskas vieną pavarą aukščiau pasidarė. Tai jeigu išvažinėdavau antrą iš vietos, tai čia išvažinėjau pirmą ir realiai jeigu 6 pavarą buvo apie 5000 apsukų, ten važiuojant 100-110, tai dabar yra 4000. Tai manau tikrai turėtų atsiliepti sąnaudom nemažai. Ir tam komfortui važiavimo.
Rūbų, sakau, įsidėjau belė kiek, tai nes oras įvairus bus. Tikrai reikės šitų storų rūbų ir neperšlampamų. Tai dar esu nusipirkau rankenas šildomas, bet jau kažkaip nedėjau. Kaip nors išgyvensiu gal. Jo, vasara atėjo anksčiau, galima sakyti. Čia į visą Baltijos regioną. Bet pavyzdžiui, Vokietijai tai šalta ir lyja. Tai man kaip į Nürburgringą nusigauti, tai ten žiūrėjau orus, tai jau sakau, 14, 15, 16 laipsnių, plius lietus. Gal kaip kam, kaip kada kils klausimų, kur čia ta navigacija mane veda, bet pasirinkau dalinai tokį, kur galima tai važiuoti ne autobanais. Blemba kažkokia durna manda čia pas mūsų vairuotojus, tai pirmiau stabdyt, paskui posūkį rodyt. Toks biški nelabai fainai. Jungiu tempomatą. Nes čia bus toksai chill raidas. Be lakstymų. Ir be kažkokių tai čiūdų, kur gali nusisukti sprandą ar susižalot ar kitaip. Pamiršau, kad mano tempomatas įjungtas. Tai va, be jokių čiūdų ir taip toliau, kad ramiai davažiuoti ir grįžti. Namo reikia be incidentų. Tai šiandien jau nuo ryto pradėjau ruoštis, atsikėlęs anksčiau. Tai kaip ir viską susidėliojau kaip norėjau. Pasijungiau powerbanką, jau tašęs. Įrankių dėžę susidėjau, tai va. Šiaip įdomu būtų pasisvert, kiek čia tas bendras svoris to motociklo, bet aš manau, kad čia normaliai užkroviau šį. Panašu, kaip važiuotum dviesi. Tai kokia ponia, kad vežtum tam šiam kilų. Galvoju, padarysim taip. Kas arčiausiai pataikys, kiek išleisiu pinigų benzinui, tas laimės. Jo, taip ir padarom. Tai va, tai skelbiu totalizatorių, arčiausiai pataikęs, kiek aš išleisiu ant degalų. Ir vat, tokias pirštinaitės pralošiu. Šitas biškiai gal tokios nelabai jau murzinokos biški, nes buvau pelkiai su jom įkritęs, bet šiaip jos baltos, spydi, labai geros.
kur norit galėsit naudot. Norit, galėsit varžčiukų sukinėt, norit gazuot, norit vairuot, žiauriai geras. Žiauriai geras. Tokios patogios ir minkštos. Ir čia kažkokia dirbtina oda ar kažkas panašaus. Iš viršaus viskas kvepuoja, užsisega. Nu tikrai geras. Tai va, iš manęs pirštinaitės, iš jūsų spėjimas. Kas arčiausiai pataiko, kiek benzui išleisiu pinigų, tas laimi. Viskas paprasta. Tik tai nepamirškit, kad tas, kuris spėja, turi būti pasubscribinęs mano kanalą. Tai nepamirškit, nes jeigu nebus prenumeravęs mano kanalą, tai atiteks tas prizas kažkuriam kitam artimiausiam, kuris turės prenumeratą. Tai va.